ką aš kitką galiu nupirkti, daiktą kokį, spausdintuvą naują. Na ką, jis ten atspausdint man ir viskas. Televizorių, plazma TV, ką rodo per tą teleką? Per televizorių rodo bukinimų laidas, bukina žmonės. Nieko gero, kas iš to? Mašina, nauja geležies krūva. Ai, gal ateičiai. Visgi ta mašina mane nuveš iš taško A į tašką B patogiai. Taip, kad dar galėčiau pavaidinti prieš kitus žmonės. Nieko gero. Čia yra visgi geriausia investicija. Dabar šiuo momentu ką galiu padaryti. Ir viskas, aš taip pasidariau, susirašiau, žiūriu, kad vienoje pusėje pilna, o kitoje pusėje nieko nėra. Ir aišku, priėmė sprendimą, kad man reikia pirkti, būtinai investuoti į tai. Nepirkti, čia investuoti pinigus, čia į save investuoji. Aišku, aš padariau ir daugybę kitų investicijų, aš dabar jų neatsiminsiu, aš jums pateikiau 3 man labiausiai padėjusias šiais metais, 2015 investicijos. Ir vakar klientas skambina, sako, atvažiuosiu čia į Šiaulius į tokį seminarą, nemažais pinigų kainuoja. O aš jam uždavau klausimą, ką tu gali geriau nupirkti? Ką tu gali geriau nupirkti? Ką tu gali už tą sumą kažką kitką nupirkti? Į ką tau tai duos, kad tu nupirksi? Tu gali namą geriausią pasistatyti. Bet tu name būsi vienas. Juk vis tiek visą laimę ateina, kai tu draugų atsivedė, arba kaip panelių, arba šiaip vyrų draugų, ta prasme, kada tu nebūni vienas, vis tiek reikės mokėti bendrauti, vis tiek reikės prieiti, užkalbinti, telefonu šnekėti, viliot moteris, būti populiariu tarp draugų, vis tiek reikės, žinau, alfa vyrų psichologiją, čia jau niekur tu nedingsi, žinai. Tai va, ir kas iš to, irgi, aš turiu klientą, kuris yra tikrai finansiškai labai geram stovyje. Sako, kas iš to, kad tu sėdi tuose rūmuose, sako, ale tu vis tiek vienas esi. Jeigu sako, aš anksčiau būčiau investavęs. Į ten, kur reikia investuoti pinigus. Aš neverčiu čia jūsų tikrai investuoti būtent į mano procesą. Aš kalbu bendrai apie tai, kur reikia pinigus investuoti. Kur juos apsimoka investuoti ir kaip padėti savo perlipti per save, nusipirkti tai. Matai, daugelis žmonių gyvena šiuo momentu, kad suteikti savo malonumą, tą būseną, pakeisti būseną dabar. Na, aš noriu, žinai, lemą prastai jaučiuosi, reikia parūkyti, aš prastai jaučiuosi, reikia šokoladą suvalgyti, prastai jaučiuosi, reikia išgerti, prastai jaučiuosi, reikia to. Sunku, matai, kuo jaunesnė siela, kuo nebrandesnė, sunku yra perlipti į save, investuoti, kadangi tu atiduodi, tu negauni. Na kaip, tu aišku, tu atiduodi, tu aišku gausi tą seminarą, tu sėdėsi tą kėdėj smagiai, atsigersi vandens, išklausysi naujų žinių, matysi video, kurių nesimatęs, nugausi tu, bet iš esmės tai nėra tai, kad tu, pavyzdžiui, momentinį dalyką, aš turiu, ne? Šokoladą skanų. Tai ką, aš sumoku pinigus, iškart suvalgau jį, iškart gaunu būseną. Seminaras tik reikės dar pačiam atvažiuoti, atsisėsti, išklausyti, vėliau išbandyti žinias ir tada tu gausi. Tik skirtumas tas, kad po seminarų tas žinias tu visą gyvenimą nešiosi ir tu jas vis išbandysi pastoviai, tu juk susidursi su situacijomis, kai aplinkui yra tave moterys. Ir reikia kažkaip jas užkalbinti, reikia vėliau. Galbūt tu važiuosi kažkur vienas automobiliu ir pamatysi labai gražią einančią moterį. Reikės kažkaip turėti drąsos prie jos prieiti. Be rizikos būti atstumtam. Pateiksiu aš seminarę žinias, kaip prieiti prie moters, be jokios rizikos būti atstumtam, rimtai. Čia nesvarbu, kokia aplinkoje. Panaudoju šitą techniką, jūs niekada nebijosit laiką, sugebėsit prieiti. Reikės ir matai, čia tu darai investiciją savo į ateitį. Ir taip pat yra kiekvienam seminare, bet kuriam, kur tu dalyvauji, yra galimybė susipažinti su tuo žmogumi, kur aš kalbėjau šio video pradžioje.
kuris gali tavo tą sritį labai stipriai patvarkyti, sustiprinti, ištobulinti. Sakau, tai gali būti finansai, tai gali būti sportas, karjera, moterys, automobiliai, nesvarbu. Žinios visuomet pravers. Pavyzdžiui, mano klientas vienas dabar investavo pinigus į jogą. Tai yra, jis taps ateityje treneriu. Ir ten kainuoja nemažus pinigus praeitos kursus tap treneriu. Kai aš jam uždaviau, ta prasme, keletą klausimų, o kaip tu prisitrauksi klientų, kaip tu išsiskirsi, o kaip tu surinksi grupę mokinių, kurie mokins pas tai jogos, jis neturėjo visų atsakymų. Ir čia, aišku, jau yra negerai, čia tokia yra gana neapgalvota investicija. Bet mano manimu, jeigu jisai rimtai nuspręs ir pasidarys gerą svetainę, pasidarys SEO stiprų, kur rastų jį Google'e klientai ir iškeltų jį pirmą poziciją ir rinktųsi, tai susirinks tikrai daug klientų. Ir jeigu savį, aišku, išskirs, kuo jis skiriasi nuo kitų trenerių, tuomet, aišku, susirinks. Bet reikia, aišku, pagalvoti tą investiciją, kaip tau realiai veiks, ta prasme. Aha, dabar paimkim, tarkim, mano seminarą. Šitas seminaras sėkmingas visuomenė ir žiaurus lovoje. Tu gausi žinias apie tuos moterų tipus. Tai yra video, tai yra skaidrys, kaip jas viliot. Tada tu išeisi iš to seminaro, tu jau būsi prasukęs galvai moterų visus tipus, ką tu buvai per savo gyvenime sutikęs. Ir žinosi, kokias tu klaidas buvai padaręs. Dabar išėjęs iš seminaro, tu viliosi kitaip tas moteris, šiek tiek kitaip, nei kad tu buvai pratęs, o galbūt visiškai kitaip, čia priklausys nuo tais. Ir tu pradėsi gauti naujus rezultatus. Tu išeisi iš seminaro, nesužinojęs, su kokiais vyrais turėti reikalų, su kokiais neturėti ir kaip nustatyti, koks tas vyras yra. Pagal veido bruožus, pagal akis, sielos senumą. Tu tiesiog numatysi žmonės, pradėsi matyti, jausti daug geriau nei jautėjai. Aha, tai bus daug greičiau nustatyta žmonės, kurie bando tave apgauti, pasinaudoti, manipuliuoti. Ir nustatysi žmonės nuoširdžius, rimtus, kurie nori su tavimi bendradarbiauti, dirbti, padėti tau. Nagrinėsi mane per tą seminarą 4 vyrus. Ir mes žiūrėsim jų sielų senumą, iš akių, matysim, kur koksai vyras, bus įvairių sričių vyrai paimti, apgaudinėtojai, normalų, sąžiningi. Ir kuo tie vyrai skiriasi? Tu išėjai seminarą, įsiduokim, bet kokį vyrą sutikęs kitą, ar matysi, kad nesvarbu televizorių ekrane, matysi, kas tai per žmogus. Supranti? Kokiu tu gali reikalų su juo turėti, ar iš viso gali reikalų turėti, supranti su juo. Tas empatija, išjautimas, visos aplinkos matymas, visos sociumo bus daug jautresnis pas tave, daug stipresnis, daug gilesnis ir norom, nenorom, tai tau padės daug lengviau ateityje išvengti klaidų. Nepadaryti kažko, ta prasme. Įsivaizduoji? O dabar įsivaizduokim, nesudalyvauji tam seminare, lieka ta pinigų suma, kurios tu galėtum kažkur investuoti, guli stalčiui, ir nuvertėja, dulka. Žinių nėra, tokio pat seminarų daugiau patrauklus vyras nedarys, tai yra aš nedarysiu, nes, tą patį 2 kartus jas, neįdomu ir be to, sunkiau auditoriją surinkti, nes, jau žmonių daug tai dalyvavo tame seminare, kam jie mėti 2 kartą tą patį. Nebebus to seminaro, įrašo kaina bus 3 kartus didesnė nei dabartinis seminaro bilietų kaina, kokia yra. Negalėsi gyvai užduoti klausimų. Negalėsi susipažinti su seminare dalyvaujančiais vyrais, paklausyti jų istorijų.
negalėsi man gyvai užduoti klausimų ir nebus tokio efektų, kai tu dalyvauji gyvai, tu atvažiuoji. O argi taip sunku atvažiuoti į Vilniaus viešbutį. Seminaras vyks viešbutyje Rotondo gatvė 1 Vilniuje, čia prie Gedimino prospekto. Lukiškių aikštė yra nelabai netoli. Nerealiai geroje vietoje, 4 žvaigždučių viešbutis, lauks jūsų vyrai. Šeštadienį. Seminare, sėkmingas visuomenėje, žiaurus lovoje. Žiūrėk, daug, kad tie pinigai, o kur tu juos gali geriau investuoti. Na, aš manau, tau pateikiau argumentų, dėl ko ir kur tau reikėtų pinigus investuoti, kur pakreipti viską. Čia jau yra pačių tavo apsisprendimas, ką daryti, ar laikyti tuos pinigus stalčių, kad jie dulktų ir nieko geriau už tai nenupirkti. Tai geriau juos į save investuoti ir išeiti su naujomis žiniomis, su nauja energija. Su taimi buvo Airinas iš Patrauklus vyras LT, dalyvis LNK televizijoje, Lietuvos ryto, Baltijos. Iki susitikimų seminare. Viso.